Sveiki, brangiai, taigi visi pažįstat šitą gėlytę, o dabar ar visi pasiemat jos maksimalią naudą, ar visi pasiemate tai, ką jums duoda gamta. Ir štai pažiūrėkit, kas liko, priskyniau tokių gėlyčių, kur tik ką rodžiau, ir kas liko po keletos dienų, po 4 dienų, jos pražydė nuskintos. Dabar kodėl aš jų prisiskyniau? Tie, kurie turi šiek tiek laiko, bet to ir naudinga į gamtą, prisiskinkit pienių. Labai skani arbata ir jinai turi labai daug vitaminų ir mikroelementų, apie tai aš jums parašysiu apačioje tekstu. O dabar žiūrėkit, ką aš darau. Kai pienė pražydė, nuskinta, aš nuimu tą, kas naudingiausia, tos geltonus žiedlapius. Va čia yra žiedadulkės ir visi vitaminai ir mikroelementai. Ir tiesiog deduosi, aš jau čia iš anksčiau esu pasirinkusi šitos pukučius į šoną, nes jie mažai vertingi. Ir tik tai susirenku tai, kas yra naudingiausia. Tai ką, brangieji, dalinkitės, ką jūs darot su pieniam. Štai noriu aš parodyti, dar pasidariau pienių medaus, tiesiog pienių žiedukus sudėjau, bet čia dar nežinau, čia žalius sudėjau, štai tokius, ir tiesiog užpiliau medaus. Ir iš šono, nes kažkada bandžiau valgyti, kaip rekomenduoja, 5 žiedukus per dieną, mane pradėjo dusinti, kadangi aš buvau astmatikė, tiesiog man netiko, greičiausiai, kad aš ten su vabaliukais prisivalgiau. O vabaliukai iš tikrųjų, kai tik nuskinat augalą, pienę ar dar kažką kitą, jie iš karto pabėga, jie nebūna mirusiam augale. Tai štai, brangiai, bėkite į pievas ir dalinkitės, ką jūs darot su pienėm, ar jums buvo naudinga. Lauksiu jūsų komentarų, pradėkit mane sekti, nes čia bus daug naudingos informacijos. Tai ką, apkabinu visus ir sakau, būkite sveiki.